Saulės keliu aš einu, kadangi saulutė esu. Sveiki, bičiuliai. Galvoju, kad atėjo laikas jau apibendrinti mano gruodžio mėnesio švaros praktiką, švaros mėnesį. Tai priminsiu, kad kas antrą dieną nieko nevalgiau ir nieko negėriau, taip sakant, neteršiau savo kūną iš vidaus ir ką galiu pasakyti. Tai iš principo sunku nebuvo, nebuvo tikrai sunki praktika. Svoris, kai pradėjau, buvo 78, kai baigiau gavosi jau 74, bet gal kad svoris pakrito ne dėl to, kad nevalgiau, bet galbūt dėl to, kad nesportavau tą mėnesį, tiesiog apskritai kažkodėl nebuvo jokio noro sportuoti. Iš pradžių gal ten kelias dienas dar pasportavau, o paskui visai kažkaip tai nebuvo tiesiog ūpo. Džiaugiuosi, kad dabar jau atsirado. Tai 4 kg per mėnesį, 16 dienų nevalgius negėros, tai neatrodo, kad čia labai daug būtų tas svoris pasikeitęs. Žinoma, neaišku, kaip būtų buvę, jeigu būčiau sportavęs. Ką dar norėčiau pasakyti, čia turiu pasirašęs. Tai iš karto toks pastebėjimas, pats turbūt pagrindinis, kai nevalgai, tą dieną, sakykime, tą naktį labai nesinori miego. Nežinau, kažkaip pamiegi gal kokias 2-3 valandas, tada akis stačios. Iš pradžių bandžiau vartytis, visai kažkaip vis tiek to ryto sulaukti, ten iki 7, šiaip netaip išsivartai. Paskui kitas dienas tiesiog atsikeldavau vidury nakties, kažką paveikdavau, ar paskaitydavau, ar panašiai. Tai nežinau, su miegu tai nekas. Ir šiaip jeigu būtų tik tai su miegu nekas, nenorėtų miego, tai gal dar ir nieko, bet kitą dieną vis tiek trūkdavo, jausdavais, kad trūko to poilsio, sakykime, naktinio, ar miego poilsio, ar kažkokio tai poilsio, vis tiek jausdavos, kad trūko. Nebūdavo tokios energijos ar džiaugsmo dienos, nežinau, bet jeigu kažką pradėdavai daryti, tai tos energijos kažką daryti, kažkokiam darbui, tai būdavo pilna. Ir labai daug pasidarydavau, tas dienas, ypač kai nevalgydavau, labai daug pasidarydavau. Tik tai tiek, kad gal to džiaugsmo tokio nebūdavo, kažkaip ta diena tokia labiau apatiška, gal sakykime. Dar koks pastebėjimas, kad per visą mėnesį iš tikrųjų nepripratau aš prie tos dietos tokios, jau galim pavadinti, ar režimą tokio, kad kas antrą dieną nevalgai. Vis tiek jautės toks diskomfortas, sakykime, tom dienom. Nepasakyčiau, kad sunku, bet net nežinau, gal čia tas įprotis valgyti toks jaučias, kad tu psichologinis labiau toks dalykas, jaučias, kad tu nepatenkini tuo savo, sakykime, įpročio, ar noro, ar tų skonių kažkokių tai poreikia, nežinau, to sotumo galbūt kažkokia tai jausmo, nes tas, kaip tu pavalgai ir kai sotumo jausmą pajunti, irgi kažkoks yra malonumas. Jeigu nepersivalgai, aišku. Kada valgydavau tom dienom, kai pradėjau, tai valgydavau daugiau negu paprastai, taip aš taip galvoju, kad biški didesnės porcijos gaudavosi. Paskui susinormalizavo, tai normaliai pradėjau valgyti, nebebuvo, kad daugiau valgydavau tą dieną, kada valgau. Įvairiai būdavo, žodžiu, bet buvo ir tikrai tokių dienų, kada tikrai jaučiau, kad daugiau valgiau. Taip, kai valgiau, tos dienos irgi buvo ypatingos, nes kada valgai, tos dienos vakare jau pradėdavo tinti kojas. Ar čia tokia organizmo reakcija, bet čia ne nuo pradžių, ne iš pat pradžių, tai buvo gal nuo vidurio praktikos, tai pasidarydavo taip, kad vakarais ne tai, kad jau taip jos sutindavo, bet jau jausdavos, kad jau jos tokios paburgdavo, gal labiau galėčiau sakyti, kad kojos visą laiką paburgdavo. Kadangi puikiai žinau, kai būna, kai tinsta kojos iš ankstesnių praktikų, tai tik užuomasgos to, sakykime, tinimo, būtent nuo maisto toks poveikis.
Kas dar buvo čia pas mane? Aha, nu ir iš praktikos turbūt daugiau nieko kažko tokio nepasakyčiau, dabar tik tai iš po praktikos, va, irgi man kas strigo ir ką norėčiau pasidalinti, kad baigus praktiką, kada pradėjau valgyti jau kiekvieną dieną, tai irgi jaučiausi labai nekaip. Toks jaučiausi kažkoks tai pilnas, nešvarus kažkoks, kaip užsiteršęs, kaip purvinas, iš vidaus, sakykime, kaip kažko, vat, kad būčiau ten prikišęs ir net nežinau, bet per praktiką nesijaučiau gerai, nes vis tiek kažkokia atrodo reikėdavo, bet kada pradėjau valgyti, tai irgi nesijaučiau gerai. Tai čia taip nesijaučiau gerai, gal pirmas 2 savaitės turbūt netgi. Tai vat, švaros diena kas savaitę, tai labai gelbėjo iš tikrųjų. Nu, ir tiek turbūt daugiau nežinau. Dabar galvosiu, kokią daryti kitą praktiką. Kitiem metam, kitam gruodžiui. O šiaip, lygiadieniais pas mane visą laiką praktikos kažkokios susijusios su švara. Ir kas savaitę tą dieną. Rekomenduoju visiems. Tai tiek tam kartui. Jeigu turit kokių minčių ar idėjų, brūkštelkit. Iki.